Sveiki žiūrovai, šiandien mes važiuojame į Švediją. Sveiki. Nu, jis tai dabar rašytas. Jo, tai dabar vykstam į Latviją, iš Latvijos į Estiją, iš Estijos į Švediją. Ate. Gerai, pratęsim nežinau kur. Pasiekėm Latviją. Ką manai apie tai? Tai sveiki, pasiekėm Latviją, viskas gerai. Niekas neapsivėmė, turbūt, nu nežinau, gal apsivėmė. A tu interviu nori? Ne. A, tai gerai. Pradėsim nežinau, gal kistos. Va, draugai. Tai sveiki, Silvatoras. Beveik atvažiavom iki Estijos, dar Latvijai. Tai jo nuotaikos geros, Kaušas miegojo, aš nemiegojau. Tai jo, tai kaip atvažiuosim iki Estijos, jums pranešim. Tai mes dabar Estijai ir jo, nusipirkom gėrimą. Nu, jis nusipirko. Čia Helukė kažkoks. Kelukė. Kelukė. Niekada buvo spaitas. Tai kaip tau patiko jisai? Nu, kaina taip tai gal brangoka €50, bet įskaitant tą, kad degalinė, normali kaina, bet tai tiesiog spraitas papas atrodo, bet saldesnis. Tai dabar mums dar reikia važiuoti iki Talino per Estiją. Tai labai ilgai, labai nenorim, labai tingim. Nu, bet reikia, tai jo. Tai iki Talino, susitiksim Taline. Miestuose tiek visose, tiek Taline, tiek Stokholme, tiek Tartu, nes yra tokių. Štai mes ir Taline. Kol kas daug negaliu parodyti, kol kas ne senamiestį, bet kai bus senamiestį viską galėsiu parodyti. Gal ne viską. Ar pamenat, kiek Taline gyventojų? Ne. Labai toli. Štai ir senamiestis, niekada mūsų. Gėjus. To dar kažką pačiu. Gėjus Kaušinį. Gražiai bažnyčia. Kaip tam, Olaf pagal. Olafo bažnyčia, ne? Jau. Okei. Ne, nu čia tai pys. Kur mes čia lypam, nu tiek. Кексиniečiai, žiūrėk, kokie siuntimai. Kodėl to? Kodėl čia tiek daug šių invazijas, krūzelės? Dar ten pareina. Ajai. Čia zombie filmas tai pradės. Tikriaus gražus geltonas namas. Jo, gražus namas. Šitas balvonas galvojo, ten Indija. O ten Prancūzija, debilas visiškas. Čia tai žinok, neįsivaizduoju, kas čia per centras. Bet čia žodžiu visai. A, ne. Anksčiau užmiršau, kad turiu filmuoti. Visai nedaug laiko praėjo. Ne, šokiniai pareisi. Ką čia? Tai žmonės tais. Praeisi žmonės. Tokiu pažiūrėjau. Nu žinokit, gengas, nežinau, čia Maskva kažkokia. Nesuprantu, kas čia vyksta. Čia yra mūsų gydas. Tomas. Šiandien mes kažkur eidame. O ten čingų dar yra. Dar nežinau. Kodėl čia tiek daug čingų? Tai žmonės iš Azijos atvažiavusi. Turistai. Turistai, čia už karą. Čia tai pizė. Nu tai вообще pizė. Odė. Atsiprašau. Duokit video nufilmuot. O jau kažkas. Atsargiai. Ar jau ten pačiai vežimėlio ratelį yra?
atrodo. Arba čia visi čia gaidžiai kažkokie. Jūra, matos tam. Naruto! Nufilmuok šitą gei. Oi, ne šitą, ne tą. Audra, pažiūrėk, Aš visai aukštą. ten vežimėlis kažkas nukrito, vaikas mirė. Man вообще patinka aukštą. O čia va, pačio kraštą. Nu, jei tau patinka, eik po pačio kraštą dabar. Ne, tada ne. Iškai saugu. A, kur čia KFC? 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 Odė. O, žinau, kad senamastis, kaip suprantu, baigęs. Dabar nežinau, kur varysim. Gal paėst? Gal dar kažkur? Nežinau. O šitą ročiu. O kiaulė, urtė Kučiavaitė, prisiminkit, urtė. Žinokit, ant šitą senamiesčio nepasibaigė. Da, 1,5 valandos čia pavaikščiot. Nesąmonėm paužsiminėt. Nu, čia į Burger Kingą nuvarėm. O dabar magnetuką ir nežinau net, kur dabar varysim. Manau, aš dabar galiu parodyti tą šitą okei ženklą ir tau damatyti. Nuims vidos. Eikit. Tu esu. Viskas iš Latvijos. Oi, blėt, iš tokios Latvijos. Subscribe. Gerai, ačiū. Subscribe. Čia gal paskutinis kartas, kai Estai filmuoja, nežinau ar paskutinis. Vis tiek ir kelte kažką filmuosiu. Nežinau. Kokį testą reikia padaryti saldainių. Aha. Sveiki visi, čia su jumis aš, Edvinas Tūbas. Tu ne tūbas. Tai kur daryti, bet Pizė vietos nėra. Mika, vietos nėra. nėra vietos. Pizdės. Nei ryšio, nei ką. Nei čia kur batus dėtis, nei čia ką. Pulova. Nu, tokį pizdę. Man lova net neišsisklydžiau. Bet padėkit. Vėjas pizdės didelis, nieko nesimato. Jokių salų, nieko, vapšė, jokios žemės. Tos pusės irgi nėra. Tokia pizdės. Našpela. Nu, tam, popierį. Nu, žiūrėjau, žinokit, pizza. Pizza visiškai. Blet, internetas neveikia, ryšio beveik nėra. O televizorius bet veikia. Bandau čia surasti kažką žiūrimą, nors anglų kalba, bet japonų čia apšė. 7 kanalas. A, dainas. Na, gal dar pagyvenkim, bet... Nu, karočią baisu, žinokit. Internetas, žinokit, neveikia tik tai kajutėse. Pizdец. Nu... Manau, kažką geresnio galiu surasti. Na, naktį tavo kalba radau. Mes kažkas. Jaunimas jau ruošiasi miegot. Ką tam Piterį jau Aš kaip drabo. Nu, tik sakau savo. Ką ten žiūri, bet... Aš tik tiek žiūrėjau. Negalėjau pamėgti visiems. Hebra, pažiūrėkit. Hebra, labas rytas. Bet pusė 7 gėrimas, kad paėsna. Tokia čia gulėtų fotkinų. Tokie grantai. Apšė akis mėlė. Akmenis. Jinti, kad čia yra. Alright. What's good, gang? Yo, what's up? Mes jau netoli Stokholmo, tai jau to atvažiuosim, užbėgti atplauksim ir ten jau irgi darysiu vlogą. Sold out youtuberis. Pinigai sugadina. Yo, gang, what's good?
Mes Stokholme. Vėl čimčiongų dachuja. Miestas taip gražus. Anksčiau reikėjo pradėti filmuoti. Man padarys. Tikiuosi paės nuveš. Rest in peace Pop Smoke. Čia galite matyti Vašingtoną kažkokią. Gausiai baną pidaras. Labai artimas. Dislike, gailį. Gerai. Taigi, čia yra Stokholmas, kaip pasakojau jau. Sudarytas iš 13 salų ir aplink Stokholmą yra dar apie 3000 nedidelių salų, kuriuose pat gyvena žmonės kaip Stokholme. Jau pradės naujas kaušinys gyvena. Žinokit, lyja. Lyja. Su patrankom. Ne, šausiu, durnas. Šau su patrankai žmonės. Mentus turiu, eik tu. Dabar vakariai stovi. Ko čia dar filmuot, nežinau. Nu tai chebra išleido pavaikščioti kokį 1,5 valandai po parkės. Dabar einam į 7-Eleven. Apsižiūrėt, kas ten gera. Štai jisai. Žinokit, čia tikrai nieko įdomus. Nu, gal tik dizainas viską patys skiriasi. Ir daugiau nieko. Nu, atstovai meiliai. Kokios skumbras? Pūdytas kumbaris, ar silkis? Oi, užmiršau, bet tas silkės. Nu, karoči. Ai, nežinau, kas sakyti. Nu, tai chebra. Bachūrai gengas. Čia jau kažkokia gatvė. O, šliūcha. Sakurų. Šaliūcha. Labas. Gabriel. Vlogą filmuoji? Jo. Kelsi? Jo. Labai smagu. Va, va. Nu, ko čia, jau buvom 7-Eleven. 2 gėrimai ir guminukų mažiukas, pakelis 6 gal buvo. Ką nahui, tie švedai. Su tokiam kainom, bet kaip čia gyvena. Tai chebra jau... Ką čia važiuojama? Kažkokį muziejų. Ir... Nieko aš ten tenais nusipirkau tam senamiestį. Dabar Treko, važiuosime gročiu. muziejus ir kiek Nusipirkau Pepsi, ir jūs pasižiūrite 15 po 4. Čelkę. Jau visi lauksime autobusą. Nežinau, ar ten anksčiau galima būdavo ten autobusams, paskui negalima, bet privažiuoti. Tai zdarova šaika vėl. Čia labai kvepia kažkokį patį. Nu. Aš žinau, kad čia laivas kažkoks piratų. Piratas būsim, ar... Tamukai. Tamukai. Pasiekinsiu žiūrovus, su manais tavęs nematė. Sveiki visi, šiandien mes atvykome į bazą muziejų. Jo. Viso gero. Įėjimas nors ir nemokamas, bet čia veik nėra. Čia kažkokie taip statulos. Statulos ir viskas, daugiau nieko. Verslas sako. Nu tai nežinau, net aš šiandien jau filmuosiu Estiją, šitą švedinį. Gal net nebe. Tiesiog. Jau varome laivą. Nieko nežinau, kas toliau bus. Kažką girdėjau, kad pro Norvegiją važiuosim, taip plauksim. Hebra soriukas. Pamiršau nufilmuoti tenais, kas atvyko, buvo tenais. Kai atvykom, nes ten pizdėts buvo, žinokit, net nenoriu. Bet... Nukūlėm, pavalgiam. Švedišką stalą, ten daugiau nieko. Saldainio nusipirkom, kažkokiu tenais, blėt. Brangus pizdėts. Suspėjau, blėt,
kažkokį repą kurva sukurti apie tokį duchą, kur va čia va miega. Čia va, dar viena ducho vieta, va čia ducho vieta. O čia mano profo vieta. Apsmirdus, bet kažkokia. Kažkaip paparės vaikštant, tenai su draugu vos nepavėlavome į autobusą, vos. Iš vis ieškojau tėvui tenais konservų smirdančius surströmming. Labai norėjau paragauti su draugais garaže. Išgėręs, blėt. Neradau. Na, aš tiesiog nebeturiu ką pasakoti. Tai va, klausykit, mes jau čia jau išvažiavom seniausiai iš šito kelto. Dabar kažkokie tai čia degaliniai, Estijos vidury. Ten va, Hollywoodas. Viskas čia yra. Nusišikau labai gerai. Į kažkokį miestelį dabar važiuojam, nežinau, ką ten veiksim. Ir ate. Atvažiavom jau į kažkokį miestą Tartarą. Dabar ekskursija. Red Bull'o mašina. Red Bull'o. Energetinė nemokama. Tai dabar kažkaip papasakos pavaikščiosim. Po to į kažkokį, nežinau, parduotuvės ir tada namo. Mes dabar važiuojam, nieko ten įdomaus nebuvo. Valandą gal pasivaikščiojom ir pradėsim kitočios. Tai sveiki, mes dabar muziejuje. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Eina savo, kas čia muziejuje vyksta? Nieko. Eina savo. Kas čia vyksta, ne? Ne, pagalba. Bliuot. Bliuot. Kas čia? Nu, viso gero, kažkas čia vyksta. Eina savo, mes ką tik pabėgom iš šitą muziejus. Jūs matėt, kas čia buvo? Eina savo. Tai atėjom į kitą muziejų, atvažiavom. Tai jo, šitam geriau, nes ten viskas drebėjo. Tai jo, galim pažiūrėti. Va, visas toksai žiūri linksmas muziejus. Čia va, pažaist galima. Jo, tai einam toliau. Kažkį video apie ilgas, bet einam toliau. Einam toliau. Va, čia lieka. Jo, tai čia. Tipo, žiauriai linksma. Čia robotas kažkoks. Čia tiesiog tipo. O, čia nebuvau, pala. Nežinau, kas čia, bet... Kažkas čia, nežinau. Tai jo. Nežinau, kas čia vyksta. Kur čia einam? Ar visai čia, reiškia? Tai jau sakau, visai gero. Čia iš to muziejaus. Pavalgėm pės, valgėm McDonald'ą. O tai Tomai, kur einam? Nu, tai dabar einam į Rimi. Kažko nusipirkt. Ir jo, varysim į autobusą. Ir važiuosim jau Ne, dar į muziejų. Eik, tu man. Vėl į muziejų? Karočią, jo. Nu, tai susitiksim muziejų, davai. Nu, tai kaip tavo kelionė? Kelionė visai gerai praėjo. Visai linksmai. Be Kas jokių nelaimių. Kas labiausiai patiko? Nu, nepertrauk. Jo, be jokių nelaimių, nieks neapsivėmė. Nu, kaip mačiau, tai nieks neapsivėmė. Tai jo. Koks dar klausimas? Kas nepatiko? Nepatiko? Mėras nepatiko. Gerai, ačiū. Kas? Sveikas. Nu, tai kaip šiandien kelionė? Labai super. Patiko muziejus su laivu kažko, kad tenai labai senu. Patiko? Patiko. Man ne. Labai patiko ir tenksi keltis. Labai patiko. Patiko. Patiko dar kareivių pasirodymas, kur su šautuvais bėgioja. Nu, buvo ten, nefilmavau. Ir visai gera diena. Nu. Iki. Tai sveiki, mūsų kelionė jau eina į pabaigą. Mes dar Latvijai, bet mes jau važiuosime autobusu link Lietuvos ir jau važiuosim namo. Tai nebus ką filmuoti.
Tai jo, tikiuosi patiko jums šitas video. Like, subscribe.